originaliai statęs 19 amžiaus pabaigoje, kaip daugiabutis namas prabangus miesto centre iki Antro pasaulinio karo. Ir buvo įsikūrę 2 bankai, ten buvo dar pirmam aukšte ir kino salė. Po Antro pasaulinio karo šį pastatą perėmė valdžia ir aišku nusprendė įkurti centrinį paštą, nusprendė jį išplėsti ir tada broliai Nasvyčiai, Algimantas ir Vytautas gyvendino puikų rekonstrukcijos projektą ir ilgą laiką tas pastas yra asociavosi visiems Vilniečiams su centriniu Vilniaus paštu. Brolių Nasvyčių rekonstrukcija tikrai buvo vienas svarbiausių brolių Nasvyčių projektas ir turbūt, man atrodo, ir jiem buvo ypatingai brangus. Ir visiems architektam Lietuvos jis irgi yra ikoninis ir brangus, dėl to buvo pakankamai nedrąsu ten eiti, o kas vertingiausia, tai aišku, vertingiausia yra ta centrinė aptarnavimo klientų erdvė. Įėjus tik tai buvo tarptautinių pokalbių būdelės, o toliau buvo pašto aptarnavimo funkcija, kur siunčiami laiškai, telegramos. Buvo parinktos tikrai natūralios medžiagos, tai medis ir plyta. Ir taip pat didelės vitrinos, kurios buvo irgi atsivėrusios į Švento Jurgio gatvę ir lygiai taip pat į Sirvydo gatvę, tačiau į Sirvydo gatvę atverti langai tikrai kruopščiai parinkti, kur matėsi net ir Gedimino bokštas, žvelgiant iš centrinės erdvės. Tai ši aptarnavimo erdvė tikrai buvo ikoninė. Yra gerai, kad ta erdvė jau buvo įrašyta kaip vertybė ir tam tikri elementai buvo įtraukti į vertybių sąrašą. Dėl to jau net ir užsakovas, kad ir norėdamas, jam nebūtų leista visiškai laisvai tą erdvę pakeisti. Tai turėjom tam tikrą sąrašą, kas jau buvo apibrėžta, ko mes negalim keisti. Ir buvo tikrai labai teisingai, kad buvo įtraukti ir tam tikri elementai, kaip pašto dėžutės, balkonas karpytas su medinėm vitrinom antrame aukšte, kurie visą tai sudarė visumą ir charakterį. Tai mes tą charakterį norėjom išsaugoti, kad buvo svarbiausia, kad liktų ta dvasia, kad tų elementų neužgoštų kažkokie tai nauji atsiradę elementai, kurios diktuoja gyvenimas ar funkcija. Užsakovas ieškojo galimų klientų, kas gali to erdvėje vykti. Tai buvo vienokių kitokių minčių ir užsakovas turėjo mintį, kad gal čia parduotuvė gali būti. Ir mes sakėm, ne, tikrai ne. Tad labai gerai, kad įsikūrė universitetas, kuriam reikėjo erdvės ir tos erdvės charakteris ir išliko. Ir šiuo metu tik atsiradęs yra naujas elementas amfiteatriniai laiptai, kurie išplečia tą funkciją, kad tam hole gali vykti renginiai, tai gali vykti viešos paskaitos, tam tikri apdovanojimai, poilsiui skirta erdvė. Tačiau paštas turi ir cokolinį aukštą, bei 2. ir 3. aukštą, kur cokolinis aukštas būdavo naudojamas techniniam aptarnavimui, kur buvo atvežami laiškai, išvežami, o 2. ir 3. aukšte, kurie buvo uždari visuomenė, ten buvo biurai. Administracijai reikėjo kabinetų, tai turbūt buvo nesudėtinga rasti, kadangi pastatas buvo tam tinkamas. Tačiau auditorijom ribojo savo dydžių, tai mažesnės auditorijos, aišku, mes radom 2. aukšte vietos užtektinai, tačiau universitetas būtinai norėjo ir didžiosios auditorijos, kad būtų iki 300 žmonių. Čia puikiai tiko cokoliniam aukšte esantis aptarnavimo parkingas, tad teko tą patalpą pritaikyti didžiai auditorijai. Na ir vis tiek dar trūko erdvių, tad atsiradęs amfiteatras slepia po juo ir 2 auditorijas. Buvo atstatyti stiklo blokeliai cokoliniam aukšte, kurie buvo Nasvyčių projekte, tačiau 90-ųjų metų rekonstrukcijos metu buvo uždengti matinio stiklo aliuminio vitrinom, tai mes grąžinom tos stiklo blokelius į fasadą, o visi kiti langai, jie buvo iš plastikinių pakeisti į aliumininius langus, tačiau daugiau naujų langų neatsirado, teko ieškoti sprendimų, kaip auditorijos atsirastų su šviesa prie esamų langų ir kadangi vidiniam išplanavime buvo nelaikančių sienų, tai buvo galima išvalyti tam tikras erdvės ir turėti auditorijos su šviesa. Ta erdvė tikrai buvo ikoninė ir su savo tikrai aiškiai išreikštų charakterių estetika. Tai nesinorėjo, kad atsirastų tokie visiškai nauji elementai, kurie nesikalbėtų su ta erdvė. Tad mes bandėme kalbėti su ta erdvė ir atsiradęs naujas amfiteatras, naujas vitrinos, kad būtų iš tos pačios estetikos. Tai nauji amfiteatro laiptai yra irgi ąžuolo mediniai, natūralaus ąžuolo. Atsiradusios naujos vitrinos irgi yra medinės lubos,
pakeistos toje dalyje virš amfiteatro, tai bet irgi tai yra buvusio dizaino lubų tąsa. Tai pastatas yra 19 pabaigos, aišku, fasadas yra artimas tam, tik tai buvo pirmo aukšto vitrinos keistos. Kaip aš sakau, šiuo metu tokią rekonstrukciją vykdyti būtų, manau, kad neįmanoma. Tačiau broliai Nasvyčiai pasielgė pakankamai drąsiai ir buvo tai leista daryti. Tai iš tikrųjų iš seno pastato likęs praktiškai fasadas. Yra dar kelios sienos vidinės laikančios. Tačiau visa kita yra naujai jau 68 metų rekonstrukcijos elementai. Tiesą pasakius, kada užsakovai pastato pradėjo mūsų klausinėti, padarykit studiją, kokios gali būti funkcijos šitam pastate. Ir mes svarstėm, analizavom, siūlėm kažkokias funkcijas. Tai pradinė funkcija buvo kažkoks tai biurai, buvo galbūt maisto salė, galbūt įvairias funkcijas svarstėm, tačiau apie universitetą kaip funkciją nesvarstėm, nes galbūt kažkaip tai liktai universitetai tokioje centrinėje gatvėje nesikūrė šiuo metu, liktai jie ieško tokių patalpų jiem tinkamų, bet ne visai centriniai vietai. Tačiau ISM universitetas kaip verslo vadybos, jie, aš manau, puikiai suprato šios vietos svarbą. Lyg ir netikėtas visiems sprendimas, tačiau, manau, puikiai pasiteisinęs. Aš irgi matau tokių nemažai privalumų, kad net kai atsidarė universitetas, pradinė Gedimino prospekto dalis pajaunėjo, atrodo, atsirado daugiau jaunų žmonių, pagyvėjo tas prospektas. Į renginius, paskaitas atvyksta ir po darbo žmonės, todėl jisai gyvas ne tik tai ryte, bet ir vakare. Jį mato visi, gali vykti vieši renginiai puikiai, kadangi tai vėl ir tokia matoma svarbi vieta. Ir tai dėl to aš manau, kad ir gausi puikiai sinergija. Gedimino prospekte atsirado nauja funkcija - mokymo įstaiga, kuri įneša naujų veidų, jaunų veidų. O universitetui irgi labai puikiai vieta, kadangi jiem ta erdvė ir vieta atvėrė irgi daug galimybių būti matomiem, rengti renginius, išnaudoti tą erdvę ir būti tikrai svarbiu ir matomu universitetu Lietuvoje.